Garbė Jėzui Kristui. 28 diena. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolanki aukščiausioji tarnaitė, kuri pažina jaunos širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia į tave 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystės save išpildome pagal dieviškai planą ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trejybei. Per keletą paskutinių mūsų susitikimų, tikiuosi, man pavyko jums perteikti mintį, kad išgelbėjimas, išvadavimas ar atpirkimas turi savo kainą ir kad ta kaina yra didžiulė. Mūsų išpirkimo tikslas yra ne šiaip nuodėmių atleidimas, bet bendrystė su švenčiausia trejybe. Ir kai kalbama apie šį ryšį, ypač mūsų ryšį su Jėzumi, šis ryšys apima santykį ne tik su juo kaip asmeniu, bet taip pat ir su jo kūnu, tai yra su bažnyčia. Kelių būsimų susitikimų metu žvelgsime į tai, ką reiškia būti santykėje su Kristumi ir bažnyčia ir kiek tai yra svarbu mūsų išgelbėjimui. Vienas dalykas, kai kalbame apie mus ir pasaulyje, yra labai aiškus prieštaravimas. Tačiau tikriausiai galėjote sutikti tam tikrą prieštaravimą ir su kitais Jėzaus tikinčiaisiais. Ar yra tekę sutikti su savaip tikėjimą suprantančiais katalikais ar kitais Kristų tikinčiaisiais, kurie arba išgirdę, kad esate katalikas, arba kad kas sekmadienį dalyvaujate šventose mišiose, jums sakys, jog visa tai yra nesvarbu, jog svarbiausia yra asmeninis ryšys su Dievu. Vargšai jie. Juk dalyvavimas liturgijoje jokių būdų nepanaikina, o gal net labiau įpareigoja turėti asmeninį ryšį. Štai ką apie tai sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Didis yra tikėjimo slėpinys. Bažnyčia jį išpažįsta apaštalų tikėjimo simboliu ir švenčia sakramentinę liturgiją, kad tikinčiųjų gyvenimas taptų kaip Kristaus šventojoje dvasioje Dievo Tėvo garbei. Tad šis slėpinys reikalauja, kad tikintieji juo tikėtų, išvestų ir gyventų gyvų ir asmeniškų ryšių su gyvuoju ir tikruoju Dievu. Tas ryšys yra malda. Tad bažnyčia labai aiškiai pabrėžė asmeninio ryšio su Dievu svarbą. Tačiau taip pat turime įsisąmoninti ir esminę Naujojo testamento žinią, kad atpirkimas nėra asmeninis ryšys tik su Jėzumi. Tai žymiai daugiau. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako, kad jis ir tėvas ateis pas tikinčiuosius. Apaštalas Paulius laiške Korintiečiams sako, kad mes esame šventosios dvasios šventykla. Tad atpirkimas yra mūsų ryšys su tėvu, sūnumi ir šventąja dvasia. Ir net dar daugiau. Kaip rašo apaštalas Paulius pirmame laiške Korintiečiams. Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę. Ir tai reiškia bendrystę ne tik su Jėzumi, bet ir visa, kas yra bendrystė su Kristumi. O kas jei ne jo kūnas, kuris yra bažnyčia, o kurios nariai esame mes visi, esame bendrystė su Kristumi. Nei vienas žmogus nėra sala, yra pasakęs vienas žymus rašytojas, ir tai tiesa. Nors mes kiekvienas esame pašaukti į asmeninį santykį su Kristumi, tačiau tuo pačiu esame pašaukti ir į santykį su Kristumi bendruomenėje, tai yra bažnyčioje. Tad šiandien pagalvokite apie savo ryšį su bažnyčia iš didžiosios raidės. Tai yra, kaip priimate tai, kas skelbia ir kam kviečia bažnyčia. Ypač kai kuriais klausimais, kuriais turite savo, galbūt kitokią nuomonę. O taip pat su bendruomenė, su kuria kartu vaikščiojate į bažnyčią iš mažosios raidės. Kiek tas ryšys yra ne tik emocija, bet ir sąmoningas apsisprendimas, veikimas ir paklusnumas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Būkite palaiminti.